Sveiki. Bandau paruošti stormačio instrukciją, kad paprastas žmogus galėtų jį pasiimti ir šitą video pasižiūrėjęs susijungti laidus, nusistatyti nustatymus ir prieėjęs prie vamzdžio ar metalo pasižiūrėti jo storį. Tai dabar įimu aparatą, jis yra įjungtas, bet aš išardau, čia kitas yra, va čia yra kitas video, kurį kažkaip sujungsim. Gerai. Taip, tai dabar stormatis išjungiu. Stormatis susideda iš tokio aparato. Čia gale yra probui 2 laidai. Ir čia visokie pakrovėjai, bet jeigu naudoti 10 minučių, to nereikia. Atsilenkia lankelis. Probą galiu parodyti per šitą. Va toks yra probas. Jų yra keli, bet šitas yra, mes dabar dirbam, susirandam iš dėžės probą. Čia gal susifokusuos. Va, TG5 10L su numeriu gale 09. Jame yra 2 laidai ir va čia į viršų imam, nesvarbu į kurį, vieną įkišam ir antrą įkišam. Va, ir viskas. Jie sukiojasi, normaliai viskas. Va. Čia yra probų daviklis, galas. Palinksiu ekraną, parodysiu, ką su juo darom. Dabar įjungiam aparatą. Tai va, įranga yra tokia. Šitas vienas ir šitas aparatas. Įjungiam mes tą aparatą šitokiu būdu. Spaudžiam žalią mygtuką ir palaikom. Ir jisai pradeda jungtis. Šitą gal reikia, nežinau, kaip bus garsas. Jis startuoja. CTS 49. Turim instrukciją, bet jos kol kas man jos reikia. Jum tikiuosi jos nereiks. Kad šitą jum parodyt, aš turiu kalibrą. Ką aš čia turiu ant stalo, tai yra step blokas, kuris yra kalibruotas. Tai yra, čia yra 3, po to yra 12, 24, 30 ir taip toliau. Įvairų storiai. Aš ant jo, jums šito daryti nereikia, bet aš parodysiu, mes nežinom, koks jūsų metalo storis. Tai dabar įsijungiam aparatą, va čia šitoj pusėje. Ir ką mums reikia daryti? Priejau prie metalo. Aš dabar dedu ant 24. Jo? Aš spėju, kad mano metalo storis, prie kurio aš vamzdžio priejau arko, yra tarkim 0 ir 50. Vadinkim, ne? Tai aš nustatysiu tarp 0 ir 50. Tai šitą probą, o čia yra proba šitų galų, patepam gelio arba tepalo ir va taip uždedam, ir galim prispausti arba palikti, arba prispaudžiam. Jis čia turi būti. Uždėjau dabar ant 24, bet nežinau ant kokio, nes nematau storio. Ok, paskui. Tada einu prie aparato. Dar nereikia uždėti, nes aparatą reikia nustatyti. Dabar aparate yra tam tikri mygtukai. Aš dabar darysiu ir žiūrėsim, kas gaunasi. Apačioj man rodo call. Tada jeigu į dešinę spaudžiu measuring, gate, config, param, data, alarm. Ir iš naujo tie patys. Čia call rodo šitą probą, kurį aš rodžiau nuotraukoj. Va šitą, tai tas ir yra. Jis ir tegu būna, nieks jo nepaims. Toliau. Measuring, range. Va čia nusistatom, spėjame metalo storį didesnį. Tai yra, čia yra 19, aš uždėjau ant 24, man nieko nerodo. Tai čia spaudžiam ant šito, kur yra juodas, ok, mygtuką. Jis papilkavo. Tada spaudžiu arba į kairę, arba į dešinę. Didinu.
spaudžiu į dešinę. Op. Paspaudžiau, laikau, aš noriu pavaryti iki 50. Nes aš spėju, kad mano storis gali būti nuo 0 iki 50. Suvažiuoju. Kiek noriu, aišku. Bet padarau 50, kad šnekėtume aiškiai. Va. Vėl spaudžiu OK. Šitą nustačiau, va. Ir mano storija ieško nuo 0 iki 50. Dabar toliau. Šičia turi būti 0, čia yra pradžia, jinai turi būti 0. Aš ieškau storio nuo 0 iki 50. Va dabar va, aš kai uždėsiu ant 24, ekrane pasikeis vaizdas, va. Išlindo va šitas daiktas. Jo? Dabar jį gerai būtų prispausti ir laikyti. Aš palaikysiu su viena ranka, kitą spaudinėjo aparatą. Dabar ką mums reikia šiuo atveju padaryti? Aš darysiu paprastai, yra daug mygtukų, bet einu žemyn į decibelus. Decibelai yra, kuo jie didesni, tuo šitas grafikas pakils į viršų, kuo jie mažesni, žemyn. Tai aš nueinu dabar žemyn, tada spaudžiu OK, papilkuoja. Šiuo atveju aš norėčiau šitą grafiką pasidaryti aiškesnį ir aukštesnį. Tai aš didinu decibelus, einu su jais į dešinę. Op, padidėjo. Op, dar padidėjo. Aš matau tokį spyglį viršui, man čia reiks tą spyglį aukščiausią tašką pasigauti. Va, tai decibelus padidinau. Jie čia kyla 6, neaktualu mums. Mums reikia gerai matyti. Toliau. Auto search off, nedarom su jokiais auto search. Dabar dar kartą paspaudžiu, išėjau iš šito meniu, paspaudžiau dabar OK, nepasakiau, ką paspaudžiu, OK. Dabar mums reikia eiti į gate'ą. Tai į gate'ą einam šitaip. Spaudžiu šiuo atveju į dešinę, perėjau į gate'ą. Gate'as yra va šitas brūkšniukas. Gate'o startas yra, kur brūkšniukas prasideda, gate width yra jo plotis, gate threshold yra jo aukštis. Aš važiuoju į ten ir aš su juo užvažiuoju ant pačio spyglio. Su tušinuku gal reikia gražiai rodyti. Tai va, pradedam nuo starto. 6. Spaudžiu OK, į pažymiu. Lipu į viršų. Startą nustumiu, va maždaug čia. Tai, nesvarbu kiek rodo, bet kad mums būtų ant šito daikto, kad viršūnėlę pataikytų. Tada spaudžiu OK, dar kartą pajuoduoja. Einu žemyn. Ne, plotis geras yra, man pagausiu. Šito nekeičiu, žemyn einu, dar per vieną. Tai yra dabar aukštis. Varom į viršų. Spaudžiu ant jo OK, papilkuoja. Mums reikia procentus didinti. Spaudžiu į dešinę ir laikau. Kyla. Ir tada po biškį dar kyla. Ir liko vienas spyglys. Aš vieną spyglį paspaudžiau, pasiekiau šitą vietą ir ką reiškia, ką mums rodo? Rodo storį 24. Jo, aš uždėjau čia, šitas daiktas yra 24. Va. Mums dabar, kai aš judinu, nuo gelio priklauso, nuo kontakto, šitas grafikas juda, bet mums reikia va šitą spygliuką pasiekti. Ir mums tada šitą viršūnėlę, kai pasiekėm, rodo storį. Toks procesas. Išjungiam ir žinom storį. Jo, dabar pabandom, jau galima išjungti ir jūs galite nebežiūrėti šito video, bet aš įrašysiu biškį ilgiau, tam, kad gal jūs žiūrėsit ir kažką dar antrą kartą padarau. Dabar nedarom, jeigu yra 3, nes rodo nesąmonės, nepradedam su šitų dalykų. 12 rodo normaliai. Jo, dabar, kadangi aš pakėliau probą, nėra kontakto, grafike nieko nerodo. Tuščia. Ir kitas dalykas, mes gaudom pirmąjį grafiką, nes ten jau yra antras atspindys, čia yra 24, ten yra maždaug 50. Antras jau atspindys. Tai yra pirmas, antras ir jų be galo, jie vis silpnėja. Gerai, dabar einam žemyn. Tai čia dabar norim patikrinti, koks yra antras. Nesakau, koks yra antras, žiūrim, ką rasim. Uždedu, va. Ką mums rodo? Mums rodo,
kad šitą mums reikia pirmą pasigauti su brūkšniuku, su geitu. Ir aš laikau prispaudęs ant šito ir pasižiūrėsim, koks yra šito žingsnio storis. Tai dabar grįžtam atgal ir decibelus mažinam, nes mes neįtelpam į šitą. Yra 80 mygtukas, aš darau nuosekliai, kad nepaklys. Mums reikia eiti į measure, kiek aš atsimenu. Paspaudžiu OK, nes šitas pilkas, grįžtu į kairę. Decibelus mes mažinam, kad visas grafikas sulystų mums į ekraną. Spaudžiu OK, spaudžiu į kairę, dar į kairę, dar į kairę, tada vėl į viršų, va čia užsivažiuosim. Dabar OK spaudžiu, juodas, grįžtam atgal, važinėjom su brūkšniuku. Einam į dešinę, dar kartą, va, dabar mums reikia važiuoti su startu į tą vietą. Einu į viršų, spaudžiu OK, papilkavo, einu, mažinu procentą. Į kairę laikau, kol atvažiuoju vaspaudinėdamas į čia. Spaudžiu OK. Dabar važiuojam dar į viršų. Į viršų yra čia plotis, geras yra. Čia yra threshold. Iš su šitų važiuojam į viršų, į spigliuko viršų. Ir tai reiškia, einu žemyn, tada spaudžiu OK, papilkavo, važiuojam į viršų, į dešinę. Op, spaudinėjam ir mums rodo, kažkodėl tai, pakeliu biškį. Va. Laikau, reikia nutaikyti, va. Prispaudžiau su pirštu, dabar dar į viršų biškį, nes reikia pirm spigliuko, jeigu norim labai tiksliai. 90 daugiau nekyla. Mums rodo 12.02. 12.02, pas mus kiek yra užrašyta? 12. Taip? Tai mums rodo tai, ką rodo. Rodo gerai. Ane? Čia yra standartinis metalas, kalibravimo blokas. Jeigu jūsų metalas standartas, einat, pridedat, nusistatot spiglio viršų su geitu arba brūkšniuku ir matot šitą daiktą. Jis yra storis. Ok? Ką dar čia pasakyti, nežinau. Reikia tepalo, tai arba gelio, arba medaus turėti, arba, nesakysiu, spjauti negalima, bet tepalas, aliejus arba ultragarsinis gelis. Turbūt kol ką. Ar aš galiu dar save biškį įsijungti, bet neišjungti visko. Gal viskas. Jeigu sugalvosiu, ką dar padaryti, dar padarysiu kitą video. 11 minučių sukirpsim į 10. Kol kas iki sėkmės darbuose ir prašom pasiimti stormatį ir vežtis, jeigu jums gali kartais jo prireikti. Iki.